Sveiki, Gintaras iš anglų kalbos kursai.net. Praėjusį kartą mes prisiregistravome sistemoje Link ir išmokome susirasti medžiagą. Dabar, ką mes darysim su šita medžiaga? Man labai pasisekė, kadangi aš atidariau straipsnį, kur viskas yra paaiškinta. Viskas yra pasakyta apie tai, ką šioje sistemoje reikia veikti. Todėl aš nesigilinsiu į smulkmenas, esminės, kurios yra šiaip jau svarbios, ir paliksiu šitą darbą sistemos autoriui Steve'ui Kaufmanui, o jums užduosiu namų darbų. Po to, kai pažiūrėsit šitą filmą, šitą instrukciją, išsiverskit šitą straipsnį, tai yra pakankamai lengva. Jeigu jūs esat pradinukas, tai galbūt nebus taip visai lengva, bet kuriuo atveju tai bus naudinga. Taigi išsiverskit šitą straipsnį ir jūs viską sužinosit. Iš vienos pusės jūs turėsit labai gerą anglų kalbos praktiką, jūs pasiklausysit kalbos, paskaitysit. Iš kitos pusės, galbūt jeigu jūs pasiliksite sistemoje, jau gausite krūvą naujų žodžių, kuriuos galėsite išmokti ir juos išmokti jums bus pakankamai lengva čia. O aš tuo tarpu tiesiog parodysiu, kaip reikia pradėti naudoti sistemą. Nereikia per daug lysti į smulkmenas pradžioje. Pradžioje svarbiausias dalykas yra pradėti. Pradėti ir kažką veikti. Paskui sekančią pamoką parodysiu, ką daryti su tais žodžiais, kuriuos mes išsisaugosim. O čia kol kas pasižiūrėkim, ką mes darome su šituo straipsniu, kaip mes mokomės. Pirmas mūsų darbas yra sužinoti, kas čia parašyta, apie ką šitas straipsnis. Taigi mes pradedame jį klausyti ir klausimui spaudžiame šitą mygtuką, mėlyną. Klausydami skaitome tekstą. Jeigu mums šitas straipsnis yra lengvas, mes galim neskaityti teksto. Galim vien tik tai klausyti. Ir pasižiūrėti tekstą tik tada, kada surandam kažkokį naują nežinomą žodį. Jeigu tekstas yra sunkus ir mes iš klausos sunkiai suprantame, kas yra kalbama, tada yra geriau tuo pačiu metu skaityti ir klausyti. Dabar, jeigu jūs ką tik prisiregistravote sistemoje, tai jums visi žodžiai bus pažymėti mėlyna spalva, bus mėlyname fone. Tai reiškia, kad jums tie visi žodžiai yra nauji. Kadangi aš čia jau nesu naujokas ir daugelį žodžių žinau, tai man sistema pažymi tik tai tuos žodžius, kurių aš nesu čia išsaugojęs. Dabar jeigu šitas straipsnis jums atrodo sunkokas, tada aš siūlyčiau skaityti ir klausyti po vieną sakinį. Jeigu jis atrodo pakankamai lengvas, tada galima išklausyti visą paragrafą, o nežinomus žodžius pasižymėti vėliau. Ką aš dabar ir padarysiu. Taigi spaudžiame perklausą. Hi there. You may think that language learning involves studying grammar rules, declension tables, word lists, and then doing exercises and tests to make sure you got these things right. And you may think that if you get them right, then you can build on that to become fluent in the whole language. And that if you get these things wrong, you just keep studying until you get them right. You may even think that looking at pictures and guessing the meaning of words on your computer using Rosetta Stone is going to make you fluent. You may think that, but nothing could be further from the truth. Ir kol kas užtenka. Dabar pasižymėsim nežinomus žodžius ir šiai dienai mūsų darbas bus baigtas. Dabar kaip mes žymim nežinomus žodžius. Kaip jau minėjau, nežinomi žodžiai yra pažymėti mėlynai. Jeigu jūs pradedantysis, vadinasi, jums visi žodžiai bus mėlyni ir jums tada reikia viską iš eilės skaityti ir ieškoti, kurgi yra tie nežinomi žodžiai. Aš juos dabar matau, bet gali būti taip, kad tie žodžiai, kurie yra pažymėti kaip žinomi, tiksliau sakant, kurie yra niekaip nepažymėti, gali būti, kad aš kažką iš jų esu pamiršęs. Tokiu atveju aš galiu pasižymėti su pele ir šitas žodis tapo man jau nebežinomas ir naujas. Toliau, užvedęs pelę ant jo, aš turiu keletą pasiūlymų, ką tas žodis reiškia. Čia yra kitų žmonių, kurie mokosi šioje sistemoje variantai. Jeigu aš spaudžiu kažkurį iš tų variantų,
jis automatiškai kartu su fraze pakliūna į mano žodyną. Štai, jis jau čia. Sekantį kartą, kada aš skaitysiu tekstą ir nežinosiu, ką tas žodis reiškia, jeigu aš jo neprisiminsiu, tai aš paprasčiausiai pasižiūrėsiu štai šitaip ir čia bus tas variantas, kurį aš pasirinkau. Čia yra prasmė, apačioj frazė. Dabar kitas atvejis, jeigu pasiūlymų nėra, arba jeigu jie manęs netenkina, jeigu matau, kad tie žodžiai, kurie yra pasiūlyti, šiuo atveju netinka, tada aš galiu susirasti kitus pasiūlymus žodynuose. Šiuo atveju spaudžiu mygtuką, žalią mygtuką New Hint ir aš turiu pasiūlymus iš žodynų. Pirmiausia yra Babilono pasiūlymas, tarkim jis man tinka, aš per daug nesukdamas savo galvos pasižymiu pele visą šitą pasiūlymą, tempiu jį čia, paleidžiu ir žodis yra pažymėtas, arba kitaip sakant, jis yra užlinkintas. Sekantį kartą aš ant jo užvedęs pelę, vėlgi matysiu tai, ką aš pasirinkau. Taigi taip yra daromas linkinimas. Čia mes matome dešinėje tuos žodžius, kuriuos pasižymėjom, ir šitie žodžiai jau yra įtraukti į mano asmeninį žodyną šioje sistemoje. Sekantį kartą mes tuos žodžius pasikartosim. Tiksliau sakant, mes juos peržiūrėsim ir pasižiūrėsim, ką mes iš jų atsimenam, ką ne. O šiai dienai mums beliko užbaigti šitą straipsnį. Mes klausom toliau. Jeigu reikia, žiūrim į tekstą, linkiname nežinomus žodžius. Jeigu pamatome nežinomų arba užmirštų žodžių tarp tų, kurie nėra pažymėti, juos irgi galim pasižymėti antrą kartą, nieko baisaus. Ir tokiu būdu perskaitom visą straipsnį ir išklausom. Kas vyksta toliau? Susižymė visus nežinomus žodžius ir tada mes spaudžiame mygtuką I know all. Ir kas įvyksta? Sistema suskaičiuoja mano darbą, ką aš padariau gerai, ir pasveikina mane su gerais rezultatais. O visi tie nežinomi žodžiai, kurie buvo nežinomi, pakliūna į mano žinomų žodžių sąrašą. Uždarau langą ir pasižymiu štai čia, kad aš perklausiau šitą straipsnį vieną kartą. Ir kadangi jis jau yra perskaitytas ir paspaustas mygtukas I know all, tai šiuo atveju mums automatiškai bus pažymėta jis kaip ir perskaitytas. Ateityje, jeigu mes jį perskaitysime ar klausysime, tai reikės atskirai šitas vietas žymėti. Taigi pirmas žingsnis yra skaitimas, klausimas ir naujų žodžių žymėjimas arba linkinimas. Antras žingsnis bus tų žodžių peržiūra, bet tai jau bus rytoj. Šiai dienai mūsų darbas baigtas. Čia buvo Gintaras Sakulevičius, anglų-kalbos-kursai.net. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Sekančioje pamokoje pasižiūrėsime, kągi mes veikiame su tais užlinkintais žodžiais. Iki. Taip, ir dar vienas dalykas, kurio nepasakiau. Svarbiausias, tai yra va šitas žalias mygtukas. Čia mes atsisiunčiame audio failą, MP3 failą į savo kompiuterį. Ir paskui mes jį persikeliame į savo iPadą, MP3 grotuvą arba į mobilų telefoną, jau galima kelti audio failus ten. Ir klausom pakartotinai tą patį per tą patį. Aš klausau po 20 kartų, bet šiaip jau 30 kartų būtų pats tas. Tai dabar jau tikrai viskas. Iki kito karto.